ir sudaužė mašinas. Nu, kai nuo stogo kaminas krito. Ir aš tada vat, pradėjau tapyti plytas ir supratau, kad čia yra kažkas nuostabaus. Ir va... Sakyk, krenta, čia su menininku iš karto galima labai gerą. Jo. Tai va. Daug idėjų. Va čia va, šito portreto atsiradimo istorija irgi labai įdomu. Tai čia trafaretų darote, ne? Jo, mes dabar šitą idėją platino visų Lietuvoje, važinėjom po variantų, yra Vilgaslė, kurioje ten jau susikūrė apie 800 portretų žmonių, kurie norėjo įsiamžinti ir va, tai yra toks bendruomeninis menas, kuris įtraukia visus, ne vieną žmogų, bet visi gali save sukurti, atpažinti. Va kaip iš čia kiemas atrodo. Aha, čia labai gerai. Tos spalvos tokios. Aš galvoju šitą dalyką vis plėmes, kad ten pastatą. Galvoju, gal sąmanoma kalba. Sako, ten kažkaip su jogurtu sumaišo samanas. Ir užtekė. Jo, lengvato. Aš nematau. Aš dailiai. Aš rūbų dizainerė. Ei, kaip faina. Bet aš Draugai, aš neįsivaizduoju.